Vykdant projektą, Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas, kurio įgyvendinimui didžioji dalis 70% lėšų skirta iš ES struktūrinės paramos fondų, buvo įrengtas naujasis regioninis Leikiškių sąvartynas su kompostavimo aikštele, pastatytos 4 didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės, bei iš šios stambaus projekto apimtis įėjo ir Ližių sąvartyno uždarimas. Aplinkai nedraugiško senojo Tauragės sąvartyno uždarimo darbus vykdė atvirai skelbtą į konkursą laimėjusi uždaroji akcinė bendrovė Kauno keliai. Ližių sąvartynas jau nebeeksploatuojamas ir jau uždarytas. Sakykite, ar sąvartyno uždarimas tai sudėtingas procesas? Kokie darbai čia buvo atlikti? Na, pakankamai sudėtingas. Jūsų miestas turėjo pakankamai didelį sąvartyną. Jūs patys Tauragiškiai, aišku, visą tai ir suvežėte, kas jums nereikalinga. Čia mes radom 412 000 kubinių metrų atliekų. Pasklidusių, netvarkingų, suverstų. Ir mums teko perkelti pirmiausiai į kaupą, į tvarkingą kaupą 116 000 kubinių metrų ir po to jį uždengti. Tai uždengiama nepaprastai, reiškia viskas daroma sluoksniais. Pradžioje ant atliekų kaupo buvo užpilta 20 cm dujų drenažinis sluoksnis, po to čia va štai ir nuotraukoje matosi, buvo klojamas toksai bentonitinis kilimas, kuris atstoja pusę metro molio hidroizoliacijos. Jinai apsaugo gamtą nuo dujų, kad neišeitų į išorę ir kad vanduo nepatektų į atliekas, kad tenais nevyktų sustotų puvimo procesai ir nesusidarytų filtratas. Virš bentonitinio kilimo iš karto klojosi 50 cm gero žvyro drenažinis sluoksnis ir dar 50 cm podirvio ir augalinio grunto sluoksnis. Taip, kad iš viso sąvartynas uždengtas 1,20 m storio sluoksniais. Tai kaip minėjote, čia jau pavojingos dujos kažkokios kenksmingos į aplinką patekti nebegali, ar ne? Viršuje sąvartyno yra 3 duobės pripiltos granitinės skaldos ir ant jų apversti 3 gerai izoliuoti šuliniai. Iš tų šulinių į šonus spinduliais pakloti drenažo vamzdžiai, kurie apipilti metrų storio komposto sluoksniu, ir metanas ir kitos sąvartyno dujos, tai ten ir anglies monoksidas, ir dvideginis, išeidamas per tą kompostą oksiduojasi, taip kad į aplinką praktiškai patenka minimaliai tų dujų. Kita vertus, mažiausiai 5 metus sąvartynas bus stebimas. Tai yra, štai matosi, vat vienas iš viso yra 4 monitoringo gręžinėliai, tai yra gruntiniams vandenims, bus vykdomas dujų monitoringas ir dirvožemio irgi monitoringas. Taip kad šitie 3 parametrai bus tikrinami mažiausiai 5 metus, po 5 metų vėl bus sprendžiama ar tęsti tą monitoringą. Ir kas prižiūrės čia dabar tą visą technologiją? Tai yra specializuotos įmonės ir mūsų užsakovas Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras sudaręs yra sutartis ir tą dalyką stebi, o tvirtina ir prižiūri regioninis aplinkos apsaugos departamentas. Ir kiek kainavo sąvartyno uždarimas? Kainavo 2 800 000 litų, tai iš jų dalį mokėjo šitas Tauragės regiono aplinkos tvarkymo centras, o didesnė dalis buvo Europos pinigai iš sanglaudos fondo. Senasis Tauragės miesto Ližių sąvartynas buvo įrengtas neįtin tinkamoje vietoje. Netoli ir pats miestas, dar arčiau Šešuvės ir Jūros upių santaka. Iš senojo dar sovietiniais laikais įrengto sąvartyno į šias upes sutekėdavo užteršti gruntiniai vandenys, o ir gabenama į jį buvo viskas, kas nebereikalinga. Tad metų metus ten kaupėsi pavojingos gamtai atliekos ir ilgainiui sąvartynas galėjo tapti pavojinga, vis greičiau tiksinčią ekologinę bombą. Laimiai, net 40 metų veikęs pavojingasis sąvartynas pagaliau uždarytas. Ta proga surengtos net nedidelės iškilmės, į kurias atvyko visų Tauragės apskrityje įsikūrusių savivaldybių merai ar jų pavaduotojai, aplinkosaugos specialistai, Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro vadovai bei darbuotojai, sąvartyno uždarimo darbus vykdžiusios bendrovės ir žiniasklaidos atstovai. Sąvartyno laidojimo iškilmėse kalbėję vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje Viktoras Kovšovas, rajono meras Pranas Petrošius pabrėžė šio įvykio svarbą. Žmonės nuolat ir nepailstamai turi kovoti su aplinkos tarša,
Ir tokių senų aplinkai nedraugiškų sąvartynų uždarimas dar vienas nedidelis žingsnis švaresnės aplinkosauginė prasme Lietuvos link. Tokiomis ekologiškomis mintimis su susirinkusiais dalijosi kalbėjusieji. Vėliau Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Leonas Leikus padėkojo statybininkams už kokybiškai atliktą darbą, įteikė bendrovės atstovams atminimo dovanėles. Dovanėlę raktą nuo spynos gavo ir pats Leonas Leikus. Susirinkusiems apėjus didžiulį net 18 metrų aukščio sarkofagą, po kurio palaidotos ilgus metus sąvartynė kauptos šiukšlės, šio raktu buvo užrakinti senojo Ližių sąvartyno vartai ir aplinka ilgus metus teršęs didžiulis šiukšlynas baigė savo gyvavimą.